Tu užaugai su Žalgiriu. O dabar padėk augti jam. Tapk Žalgirio garbės klubo nariu. žalgirioklubas.lt. Būk Žalgiris. Is this mic working? Yeah. Let's go. Let's go. Kauno Žalgirio krepšininkai gražia pergalė baigė pasirodymą Eurolygoje. Vyriausiojo trenerio pareigas perimusio Gintaro Krapiko auklėtiniai 87-80 įveikė Madrido Real krepšininkus. Mačo pradžioje ekipos keitėsi taikliais metimais ir ne vienai nepavyko įgyti didesnės persvaros. Lūžis rungtynėse įvyko ketvirtajame kėlinyje. Dimša ir Dentmanas pataikė iš toli, 2 taškus su pražanga pradėjo Jevtokas ir kauniečiai įgijo 10 taškų persvarą. Svečiai dar bandė gelbėtis tolimais metimais, tačiau žalgiriečiai atlaikė spaudimą ir gražia nata baigė pasirodymą top 16 etape. Į pergalę Kauno komandą vedė Eurolygos rekordą pagerinęs Justinas Dentmanas. Gynėjas per sezoną pataikė 74 tritaškius, o rungtynėse su Madrido komanda pelnė 36 taškus ir surinko 40 naudingumo balų. Martynas Pocius prie pergalės pridėjo 10 taškų. Right now, the win means more than the points. Because Real Madrid is a good team and it means a lot. Although there's some, one of the players had bad sportsmanship after the game, was like, don't worry about this win, y'all not going to the Final Four. I thought that was bad sportsmanship. But I think it's definitely one of the top, scoring games I've had in my career. I just went into this game just, saying this is going to be a tough game, my last EuroLeague game of the year, and I want to make it a good one. And whether it's my performance or whether it's helping my team perform, and I did a good job. Džiugu, tikrai labai smagi pergalė, kad taip sugebėjom realiai vieną geriausių Europos komandų nugalėti, aišku, kaip ir nieko nelėmė, bet mum psichologiškai, aš manau, labai daug lėmė, kad išliptų iš tos duobės kažkokios, kad to pozityvumo mes iš kažkur turėjom gauti ir mes jo gavom ir tikiuosi, kad dabar pavyks, kaip sakant, reabilituotis ir toliau užbaigti sezoną geros natos. Vieną pirmųjų kartų šį sezoną Fortuna pagaliau ir mums atsisuko, nes visą sezoną tai traumos, tai dar kažkas, vis nesėkmės ir jau tikrai buvo to per daug ir morališkai visas tas buvo susidėjęs. Ir aš labai tikiuosi, kad, šiek tiek, kaip sakant, ir žmonėm, kurie susirinkom tą šypsenas veiduose, sukėlėm ir patiems, kaip sakau, psichologiškai to labai reikėjo. Aš nelabai norėčiau komentuoti tokio grinai krepšinio statistinio lapelio ar dar ką nors. Aš galiu pasakyti, ką aš pasakiau komandai, kad jie turbūt prisimena, kad pirmadienį, kai mes žaidėm rungtynes namie, skandavo mūsų ištikimiausi sirgaliai, kurie šiandien mus nežmoniškai palaikė, kad gėda, ar mum negėda. O šiandieną 10 000 jiem dėkojo. Ir praėjo tik 4 dienos. Bet skirtumas tas, kad pirmadienį mes nebuvom atlikę savo darbo taip, kaip reikia. O šiandieną mes atlikom taip, kaip mums reikėtų tai daryti, turėdami tokį pasakišką palaikymą. Žalgirio komanda po šių rungtynių baigė pasirodymą Eurolygoje. Kitą savaitę kauniečiai susikaus su Lietkabelio ir Dzūkijos komandomis.